Tai va, labas dar kartą. Sveika, Renata. Am, jo, gal aš trumpai apie tave parašysiu, sakau, pasakysiu, iš kur mes pažįstamos, nes mokinamės kartu pas Violetą ir darom kartu kiekvieną rytą meditaciją. Taip pat, kiek aš žinau apie tave, kad esi hipnoterapeutė ir dabar tęsi dar mokymus, o šiandien išgirdau apie naują tavo projektą, kurį norėčiau, kad papasakotum truputėlį. Projektas, taip, kuris gimė visiškai netikėtai ir visiškai, antriniam plane kažkur jau ta vizija seniai jinai buvo, tas noras, kaip aš įsivaizduoju tą pasaulį, tą naują bendruomenę, naują visuomenę, kaip mes ten gyvenam, kaip bendraujam, kaip veikiam, kaip kūriam. Aš jau matau seniai tą griūtį, kad viskas bus kitaip, bus naujas suvokimas apie tas mokyklas, ten švietimo sistemą, ligoninės, auklėjimą ir taip toliau. Tai matau ten toli, bet kažkur reikia pradėti žengti tą pirmą žingsnį, tai vat nuo tų mūsų žmonių, nuo žmonių požiūrio keitimo į tą visą, kas yra ta visuomenė. Ir, ir vat atėjo ta mintis, tas pasiūlymas. Dar iš tikrųjų dar jo nepristačiau, tai bus ne vien mano asmeninis darbas, tai bus komanda, bendruomenės nariai, kurie padės visą tą projektą gyvendinti. Ir po pristatymo bus matyti, kurie eis kartu, kurie ne. Bet tai bus apie tai, kad kaip žmogui padėti išeiti iš tos senos matricos, iš ego sistemos. Vienas iš pasiūlymų pavadinimų tai yra ego detoksas. Taip kaip mes turim kūno detoksą, Įdomu. bus ego detoksas, tai reiškia išsivalymas iš minčių, iš emocijų ir va taip tiesiog iškeliant, pamatant ir pašalinant visiškai su šaknim, kadangi būsim komanda, tai bus tiesiog tas komandinis ir darbas, tai tokį vaizdinį rodė, kad kai žmogui daro operaciją ir daro vienas gydytojas, net ten prapjauna, ten išima, čia bus taip, kad operacija daroma žmogui su kažkokia tai jo ar tai yda, ar tai kažkokiu minties dariniu. Tai, tai tvarko 7 gydytojai. Kai vienas balansuoja, kitas valo, kitas veda, trečias dar kažkokią palaikančią gal energiją daro, ketvirtas atstatančią ir taip toliau. Tiesiog tai, kas transliuosis tuo metu, kitas gal dar kažkokį veiksmą, tai tarsi atliekama energetinė operacija. Ir Visa komanda. visa komanda, tai jau nebe vienas žmogus, tai aš Mhm. tikiu, kad bus toks labai stiprus, tiesiog galutiniai taškai uždedami, kad tu jau galėtum įsitvirtinti naujoje realybėje arba tam naujam vidiniam pasaulyje, naujam suvokime. Mhm. Tai čia iš tikrųjų irgi labai plačiai, dar pati su tuo neįsigilinau, kaip ten kas bus, bet manau labai greitų tai pasirodys informacija apie tai. O šiandien tai gal pakalbėkim apie tą mano virsmą. Jo, būtent norėjau irgi paklausti, pradėjom čia, žinai, nuo pabaigos, o dabar grįžkim į pačią pradžią. Nuo ko prasidėjo tas tavo dvasinis kelias ir nuo kurio amžiaus, galbūt jau vaikystėje tu išjautei visokias energijas, ar buvo tai kažkokie įvykiai, ar tai jau atsirado daug vėliau? Jo, vaikystėje tai buvo gal daugiau toks, irgi atrodo net neeilinė gal vaikystė, tais laikais atrodo irgi, tais laikais jau prieš 42 metus, kai išvydau tą pasaulį čia, man tas buvo pirmas turbūt jausmas, kad kur aš čia pakliuvau. Aš nesijaučiu, kad čia mano namai, kad čia yra mano ta erdvė, iš kur aš jau ne pirmą kartą gal ne pirmą kartą grįžtu, bet ta prasme mano ta pirmutinė, ta siela, nežinau, jinai ne iš žemės tai yra, jinai yra iš kitur, tiktais neateina čia mokintis į tą žemę. Ir vėl tas jausmas, kad ir vėl čia pakliuvau, ir vėl čia reikės mokintis toj mokykloje. Ir kad aš jau nebenoriu. Tai tas toks buvo, kiek aš save prisimenu, kad man buvo tas jausmas, kad aš ir net nebenoriu gimti. Tai aišku, automatiškai tai aš jau pritraukiau tokius tėvus, kurie su tokiam pačiom programom irgi būtų ir gal ir manęs ir nelauktų, ir nenorėtų, ir taip toliau. Tai čia irgi plačios vėl kitos temos būtų. Bet tas toks buvo jausmas, kad irgi vėl pakliuvau ne čia, kad nesuprantu aš čia to pasaulio, nesuprantu čia tų žmonių.
Ir tas, aišku, tas nesupratimas darė, kad mano formavo charakterį, kad aš buvau uždara, buvau drovi, buvau tyli, tiesiog, nu, man ta prasme atrodė, ką aš čia su jais turiu kalbėti, nu, nėra apie ką kalbėti. Ir aš pasirinkau tiesiog vat užsidaryti, būti savo viduj, stebėjimą. Vat ir grynai atrodo, vat stebėtojas, vat kaip tu pakliūni atrodo į kažkokią nežinomą planetą ir tu stebi, kas čia vyksta ir tu bijai kažką sakyti, nes tavęs čia nesupras, nes tu esi tarsi visai kitoks. Tai vat Mhm. visą laiką būdavo tas pojūtis, kad aš esu kitokia negu kad visi. Ir aišku, reikėdavo prisitaikyti, išgyventi toj visuomeniai, tiek mokykloj, tiek tarp draugų, kad turi, nu, negali būti tokia, kokia tu ten iš tikrųjų esi, bet turi būti tokia, kaip jie. Ir vat per tą stebėjimą tarsi kopijuodavai jų elgesį, jų kalbėjimą, kad tarsi nu, žinoti, kaip. Tai va dabar tiesiog tai kalbu ir vat neseniai žiūrėjau filmo ištrauką kažkokią, kad vat irgi, nu, ateivis tarsi iš kitos civilizacijos nusileido į žemę ir nežino, kaip čia toj žemėje nugyventi. Ir jisai vat stebi žmonės, kaip jie kalba, jisai kalba, mokinasi iš jų stebėjimo, ne elgesi, jis taip elgesi ir aš taip elgiuosi, tarsi kopijuoja. Tai vat, kai pakliūni tą erdvę ir nežinai dar, kaip čia gyventi ir kaip išgyventi, nes nu, turi prisitaikyti, nes jeigu iš karto parodysi savo tikrą veidą, tai visi klykti, šaukti pradės, sakys, reikia uždaryti, Jo, sudeginti, panaikinti, nes čia kažkoks įsibrovėlis, ane? E, kas tu. Kas tu, kas tu, Jo, dabar net priminė man vaikystėje toksai buvo vaizdas, kad man ateidavo mintis, kad tu per daug neįsireišk ir netkreip nieko dėmesio, tiesiog būk savo tam skliaute ir nepasirodyk, nes tu negali pasirodyti visuomeniai. Ir mm, tai ilgai užtruko, kol aš pradėjau kalbėti, nes irgi buvau ta drovi, tyli ir niekur neįsireikšdavau. Tai vat labai panašiai. Toksai palauk, kol galėsi, sustiprėsi, taip, tada jau kalbėk. jo, kol jau suvoksi ir perprasi turbūt tą visą žaidimo aikštelę, nes nu realiai, kai mes tai žaidimo aikštelėje esam, tai vat praeini per tuos langelius, jau išsiaiškini, ką ten kiekvienas langelis, kokią pamoką turėjo, jau ją išmokęs, jau ją suvokęs, jau supranti, nu, ir taisyklės, ir toj pusėje, ir toj pusėje, ir jau tu žinai, kaip išeiti iš to žaidimo. Jau tu žinai, kad čia kur buvo iliuzija, kur čia buvo valdymas, kontrolė, įtaka, e, kur buvo programos, kur buvo kažkokios pasirinktos pamokos, ką turi išmokti. Nu, tiesiog jau žiūri nebe tai, kad nebe per emocijas, nebe tai, kaip tu su manim ten kalbėsi, ką tu man sakai, kodėl tu taip su manim elgiesi, tai jau nebe apie tai. Jau tiesiog jau žiūri į tai, kaip, nu, čia žaidimas, čia buvo žaidimo taisyklės. Bet čia yra tiesiog va ta iliuzija. Tiesiog reikia tai vat kaip širmą nutraukti į šoną. Čia jau tas vaidinimas baigtas, aš jau dabar išeinu į tą kitą, į tą savo suvokimą apie tą, kaip aš noriu, kad būtų. Apie tą suvokimą, kokia tai iš tikrųjų realybė, bet tai realybė tai yra mūsų vidinis pasaulis. Mes išorės, taigi nekeičiam, nepradėsim, nu, žemės naujos nepasistatyti visą, kad pasimti visą tą burbulą ir va čia naujai ir čia išsikraustau ir čia. Mes čia, kur buvom, ten ir esam. Tiesiog mūsų tas vidinis pasaulis, jisai pasikeičia. Išsioperuoja tos visos emocijos, mintis susikontroliuoja, pradedi viską tikslingai daryti ir tada matai, kad tu gyveni toj pačioj žemėje, toj pačioj erdvėj, bet tavo visa aplinka keičiasi. Ten, kur iš proto gal vat būtum, ar ten projektą kažkokį daręs mėnesį laiko sukęs galvą nuo ryto iki vakaro, ten rašęs, glamžęs, metęs šalin ir vėl kritikavęs save ir vėl iš naujo bandęs, o čia dabar tiesiog tu atsisėdi, susitelki 2 valandas, tu visą surašai projektą. Ta prasme, lengvai ir paprastai, visiškai be proto įsikišimo. Tai vat tokie jau dalykai duoda suvokti, kad kaip tai egzistuoja jau realybėj, jau materijai, jau nebe kažkur fantazijos ir kažkur ateityje. Tai jau vyksta dabar. Bet kiek tau reikėjo pereit iki to, kad būtų lengvai ir paprastai? Koks tas buvo kelias iš tikrųjų? Nes kaip parodo tos, tarkim, dvasinis augimas. Sėdžiu aš čia, medituoju, viskas šviečia ir taip tobula, o iš tikrųjų ten, žinai, visokie išgyvenimai iki to, kol daeini tas lengvai ir paprastai. Tai kaip Nes tau buvo? mhm. Argi visgi tas buvo toksai, rožėm Toli klotas. gražu ne. Toli Taip. gražu ne. Tai vat aš tikiu, kad yra tokių žmonių gal, kurie jau ateina, nu nežinau, vat kažkuriam gyvenime jau labai stipriai pradirbę ten tos visus, sakykim,
pamokas ir tos ego užduotis ir jau ateina čia gyventi lengvai ir paprastai iš karto. Bet didžioji dalis sielų, ypač tos, kurios yra brandžios sielos, tos, kurios turi daug patirties, kurios yra pridariusios ir gero, ir blogo, jos jau ateina čia visą tai transformuoti į tą teigiamą savo potencialą, kad galėtų išsiskleisti ir nu, jau imtis kažkokių didesnių, sakykime, planų. Ir kad tai išskleisti reikia, kaip sakant, nueiti tą pamoką, nueiti tą dugną. Tai tikrai buvo labai daug skausmo, buvo daug visokių patirčių, buvo situacijų ir tų išgyvenimų, kad nebesinorėjo gyventi. Galvodavai, už ką aš čia turiu tai patirti, kam man tai reikalinga. Aplamai net nebematydavai, atrodo, tikslo gyvenimu, kam gyventi, jeigu taip viskas sunku, skaudu. Tai va tas beviltiškumo jausmas toks, va, kai užplūsdavo, nematant to išėjimo, kai atrodo, kur trenkiesi, ten tave trenkia atgal, ne? Kur eini, ten vėl kažkoks atgarsis ir atrodo visur skausmas. Tai nu, visur per tas emocijas, ne? Per kokį nors elgesį su nu, kitų žmonių, su manim asmeniškai. Ir ta prasme, nesuvokimas už ką, kodėl. Ir kelia tas skausmas. Bet vat ir tas išėjimas, bet kaip jis sako, nu, žmogus nesikeis, kai jam viskas yra gerai. Jeigu žmogus yra laimingas, jeigu jam, nu, užtenka taip, kaip yra, nu, jisai tikrai neis ieškoti ten giliau, kopstytis, tai kas čia su manim, ką čia dar aš turiu su savim padaryti. Nu, ne. Žmogus pradeda ieškoti tų įrankių, to vedimo tada, kai jau nebegali. Tiesiog jau pasako, aš daugiau taip nebegaliu gyventi, aš daugiau nebenoriu. Arba aš turiu visiškai pasitraukti iš to gyvenimo, nes nebėra tikslo, arba aš turiu kažką daryti, kad aš pamatyčiau, koks yra tikslas ir koks yra išėjimas į tą kitokį gyvenimą, kitokią kokybę to gyvenimo. Tai čia tas pasiekimas jau dugno, kad jau Nu, viskas. sakant, jau atrodo, čia jau yra dugnas, jau atrodo, jau čia galvoju, kad čia yra dugnas, tai tą renkteli dar giliau, pažiūrėti, kad dar yra kur kristi. Ir tada galvoju, tai kur tas dugnas? Kur tas dugnas? Nuo kurio jau galėsi jau tikrai atsispirti, pradėti jau kilti aukštyn. Tai va tų tokių pakilimų ir stabilių tokių jau buvo laikotarpių, paskui vėl atrodo trenkėsi į apačią ir vėl šiek tiek leidžia atsigauti ir vėl pamurto. Tai tas toks, gal sakykime, nu, iki, nu, nuo gimimo, kiek aš prisimenu, nuo pat visą vaikystę ir toliau santuoka, tai ir po santuokos dar va tiek buvo pamokų, tai nu, realiai dabar, jeigu atgal atsukti laiką, tai turbūt kokie 4 metai, kur galiu sakyti, kad jau įstojau į tą kelią, kur jau atradau va tą, kaip sakykime, galutinę stotelę, kur yra tie visi aha momentai, visi suvokimai, apie ką čia visą tai. Va tarsi, kai jau praeini visą žaidimą ir jau stovi ant paskutinio langelio ir tarsi pražiūri visą savo praeitį, kurie ten langeliai buvo, ko nesupratau, ko nesuvokiau, bet jau iš to paskutinio langelio, kai turi visus įrankius, kai turi jau visas technikas, tą visą vaizdą, matymą, viso to paveikslo, kai jau supranti, apie ką tai buvo, tada tiesiog išrišinėjai ir išeini. Ir išsilaisvini. O koks, nu, stipriausias įvykis visgi tave nustumė, kad, nu, čia jau stipriai viskas, atsibusk jau gana. Jau viskas, aš daugiau jau nebegaliu, man čia jau reikia viską keisti. Dabar galvoju, žinau, kad tai buvo, bet galvoju, kas tuo metu ten įvyko, kad... Bet žinau, kad grinai buvo toks jausmas, kad aš tiesiog ir pasakiau vat, į erdvę, kad aš jau daugiau taip nebegaliu, aš jau tiesiog nebenoriu taip gyventi. Vat irgi ta tokia pati pirmoji, kai vat, aš reiškiu tą ketinimą, kad aš jau nebenoriu taip gyventi ir noriu to išėjimo, jau pasirengus iš to išeiti, pradėjau tokį įdomią informaciją, pakliuvau tiesiog stebuklingų būdų. Facebook'e išmetė grupę, kad, ar ten man pasiūlė, kad prisijungti tą grupę, ar aš kad buvau pridėta į tą grupę. Net nežinau, kaip aš ten atsidūriau, tikrai aš neieškojau, tiesiog išmetė Facebook'e ten lentelę, kad aš jau ar esu, ar prisijungi tą grupę. Ir aš ten prisijungiau. Ir tas prisijungimas tai turbūt ir buvo tas, nes žinom tą vidinę sąmonę, kai tu jau išreiški ketinimą, kad aš jau noriu, o tai išorinė sąmonė, kuris sudėlioja tau žingsnius, tu nieko nedarai, o tau kažkaip įvyksta. Aš kažkaip Magic pastebėjau, kad labai daug visiems pasiūlo Facebookas. Jisai, ta prasme, ar čia kūrėjas, ar kaip jisai mus taip nuskanuoja, kad atsitiktinai
gaunam žinutę iš Facebooką, imk šitos mokymus. Kaip tik vakar su draugė kalbėjom ir jinai sako, nu vat galvoju, reikia mokymų ir man čia pam tiesiai prieš akis Facebook'e. Nes, iš tikrųjų, labai, labai patogi, sakykime, platforma perteikti informacijas, nes energijos labai lengvai yra valdomos tos aukštesniosios sąmonės, mūsų išorinės sąmonės. Ir jinai tiesiog gali mums pakišti, nes jeigu mes neturėtum, to neturėtų per kur įtransliuoti. O va tokia technologijos, tai yra gera platforma, kaip pateikti žmogui per tą išorę. Nes jau mes turbūt kiekvieną esam tai patyrusi, kas draugauja su energijom, kad tai kompiuteris neveikia, tai telefonas neveikia, tai dar kažkas, kad Būtent. technologijos labai yra įtakojamos tų energijų. Ir būtent atspindi tai. Man aš dabar galvoju, gal būčiau pas Violetą, kai gavau mokymus, dar būčiau nepasitikėjus, nes kartais, nu, vis dėlto prikiša netikslingų, bet tai buvo per draugę, paskambino mes pokalbio metu ir taip ilgai iškalbėjom, ir aš galvoju, kodėl toks ilgas pokalbis. Ir pabaigoje sužinau, kad būtent man reikėjo, kad jinai pasakytų apie mokytoją, nes aš kviečiausi mokytojos. Sakau, mokytojai, man viskas reikia mokytojo, ateikit. Ir atėjo tokia krūva puokštė jų. Tai va, tada buvo toksai jau kitoks, ne su Facebooku, o tiesiog per asmenį ryšys. Ja, Tai kaip tau atėjo, kokia ta žinutė, grįžkim prie tavęs. Grįžtant jo prie tos grupės, kad ten tai grupė vat, ir buvo apie tai, kad vat, ta moteris, kuri vedė tą grupę ir kalbėjo apie tos jau giluminius dalykus, apie tas esminės žaidimo taisyklės, ko mes čia vis dėlto atėjom, kad niekas nevyksta be reikalo, kad po visų kiekvienų to kažkokio mūsų su mumis elgesio, kad tai yra pamoka. Ir nuo tavo požiūrio, kaip tu į tą pamoką žiūri, ar tu iš pykčio, įsiskaudinimo, iš norėjimo atsakyti atgal, arba galvojama, kad tai tave čia kažko baudžia, nuo to viskas priklauso, ką tu toliau turėsi. Ir tada man tam prasidėjo visokie tokie aha momentai, tai reiškia, nieks čia manęs nenori nuskriausti, nieks čia manęs nebaudžia, čia viskas tik tais apie tai, kad aš pati save keičiu. Ir tada prasidėjo ten visokie energetiniai dalykai, programų valymai. Bet ar nebuvo toksai stiprus, kad nenori priimti, kad čia, nu ne, visgi čia kažkas kitas, o ne, aš nebuvo taip. Jau tuo metu jau kažkaip buvo, jau matomai jau buvau pakankamai prikentėjusi, kad jau kad pripažinti. Ir pabandžiusi turbūt jau daug metų kitaip, ten pasakai, palei psichoterapiją, psichologus, palei knygas, palei tą paviršium, kaip sakant, jau slidinėjus, ten bandžiusi paleidimus, dar kažką. Ir matydavau, kad nėra to rezultato, kokio aš noriu, tik eina arba dar blogiau, arba dar skaudžiau. Ir galvoju, ta prasme, tai reiškia, kažkas yra giliau, kažkas yra dar kitaip, negu kad iki šiol bandžiau. Tai reiškia, jeigu aš noriu kito rezultato, turiu ir bandyti dabar kitaip, nebe taip kaip anksčiau. Ir kai, žinai, aišku, tas pirmas ego būna įvaizdis, kad, ta prasme, čia aš kalta, čia man reikės viską daryti, čia man reikės tvarkyti, tai čia ne kiti kalti. Taigi kiti su manim taip elgėsi, tas suvokimas, kad mane atveidrodžiuoja kažkas, tai čia buvo turbūt dar kažkurį laikotarpį spardėsi, kad argi aš taigi gera, čia kiti taigi blogi. Jo, kaip pasakai, kad kitam žmogui, kad čia tau reikia tvarkytis, tai čia tik man ir man, ypač santykiuose, tai čia tik aš ir aš, o tai jis tai jau nekaltas, ne? Va, būtent. Kol mes nesuvokiam, kol save statom į tą visą bendrą poziciją, kad jis ir aš, o čia yra tik aš. Ir tas kitas yra tik aktorius tavo gyvenime, kuris vaidina tą scenarijų palei tavo vidų. Tas tavo viduj, tas išoriai. Tai va, daug tokių, žinai, žodžių, mes turbūt, va, kas skaito knygas, tai tikrai žino, kiek ten daug gražių žodžių, kiek daug ten tų frazijų, mes žinom viską, ką ten daryti, kaip jaustis, kaip nesijausti, ką sakyti, ko nesakyti. Tas esmės, atrodo, tiesas teorinės žinom, bet to praktiškai, kai reikia pritaikyti, tai mes tarsi apsisukam ir vėl darom. Kaip dažnai žmogus, kuris eina į bažnyčią, nuodėmės iškalba, pasako nuodėmės, nusisuka ir vis toliau tą patį daro. Bet žino, kad tai yra nuodėmė, kad negalima to daryti, bet o kaip kitaip negaliu, neišeina. Tai vat mes turim ir galvoti apie tai, kad ką aš turiu daryti, kad aš jau galėčiau kitaip. Nebe taip, kad apsisukęs tą patį darau, arba save apgaudinėju, kad vieną transliuoju, kitaip gyvenu, kitą darau. Tai čia, kaip sakant, tebesimurdai toj pačioj, tai reiškia esi iliuzijoje, kur va, ten buvai, ten ir tebesi, tik tiek, kad
šiek tiek foną pakeiti. Ta Čia tas, priešakis. čia tas toksai, aš laimingas, ko čia nervuoji? Iš Kažkas šono paleidžia aprėkiau. į kulis, Bet ane? aš tai labai laiminga, aš labai pozityvi. Viskas čia su manim gerai. Nu, tai Jo. jeigu tie nenervuotų, tai viskas taip tobula būtų. Jo, jeigu visą tai būtų tyla, ramybė, visi geri irgi būtų, tada būtų gerai. Tai va. Jo, tai va čia apie tą irgi pamatymą, kad vis dėlto ta išorė ten, nu bet čia kelias, čia kaip visko nereikia savęs teisti ar kaltinti, jeigu dar, nu, neišeina taip, tai, nu, čia kelionė, čia kaip tas vaikas mokinasi vaikščioti, keliasi, virsta, griūna, nu, bet jisai neverkia ir nepyksta ant tos kėdės, kai jam ten sumaišė eiti. Kartais pyksta, mačiau, kad jo, yra tekę matyti. O tai kaip gerai, pamatai, kad visa tai yra aktorė, ne, veidrodžiuoja tave. Tai čia yra tas gijimo procesas, kad kiek pirštų į tave, o kiek į mane, ne? Jo. 3 man, 1 tau. Man frazė labiausiai patinka, visi žmonės irgi tai pritarė, jo gerai, bet jie nepajaučia tai dar to. Tai sekantis, kas tada buvo, kas toliau atsivėrė, kai jau čia, nu, apsvalė visi tie suvokimai. Jo, kai apsivalė tas turbūt didžiausias tas skausmas, ta, kaip sakau, turbūt ta grietinėlė ant viršaus, kuri buvo ten jau sukaupta per tą visą patirtį, per visus tos skausmus, tai tie didieji, kai nusileido, tai va tiesiog pradėjo jau eiti to tokia informacija arba pradėjo kilti mintis, tai kad kažkas yra dar giliau, kad yra dar giliau ir mane pradėjo tiesiog dominti pasąmonę. Ir vis ieškojau tokių ar tai mokymų apie tai, nu, kas toj pasąmonė yra, kaip ten viskas veikia, kas mane valdo, kur yra iš proto ir kur yra iš giliau. Kur aš sureaguoju vat, iš akimirkos, ane, ar ten pyktis, ar susierzinimas, kur tiesiog kaip degtukas, ane, užsidegė. O kur paskui praeina minutė 2, protas įsijungia ir sako, ką tu čia darai, ką tu čia kalbi, kodėl taip būtent padarei. Ir tada buvo, kodėl nėra darnos, kodėl, nu, tas sako, tas taip sureaguoja, kas tai reguliuoja, kas tai nustato. Tai va tokie visokie klausimai man visą tą gyvenimą, ne visą gyvenimą, tik prieš 14 metų pradėjo man kilti tie klausimai, tai kas aš esu, ką aš čia turiu veikti, tada pradėjo eiti knygos ir domėjimas. Tiesiog man eidavo per tą išorinę sąmonę pirmiausiai, per tos klausimus. Išsikeldavau klausimą ir ieškodavau atsakymų. Ir per bet kur. Knygos, kursai, mokymai, asmeniniai kažkokie susitikimai, kažkokiais mokytojas, kažkokiais, kas jau praėjo ar dar panašiai. Tai va, aš ieškodavau ir tada gaudavau ir vėl galvodavau, aha, dabar tą jau supratau apie tai, čia buvo apie tai, kas dar po to, kas dar po to. Na ir taip pat prisikasiau ir prie tos hipnozės, prie tos pasąmonės, čia aišku mano protas viso to norėjo susižinoti ir įsirodyti savo, kad tai, kas jaučiasi iš vidaus, kad atitinka su tuo, ką sako ir protas. Nes kitaip mačiau, kad jeigu būčiau ėjus tik tais vat, iš to vidinio vedimo nuo pat pradžių, tai turbūt būčiau labai daug metų užtrukus, nes būtų mano protas sakęs, nu tai neįmanoma, tai nebūna, tai neegzistuoja. Tu įrodyk, ne? Tu įrodyk. Ir kai pamatai, kad net mokslas irgi sutinka su tuo, ką mes iš savo vidaus, nesakykime, per energijas, per meditacijas išjaučiam, tai atsiranda tas toks, nudingsta proto pasipriešinimas, atsiranda tyla, jisai užleidžia tą poziciją. Reiškia, saugu jums čia tai daryti, toj erdvėje ten nagrinėti, kapstyti, kurti, priimti, imaterinti, veikti. Nes jeigu protas nebus pasitikintis ir tikintis tuo, ką tu darai, nes jis stovės kaip tas sargybinis ir neįeisi. Ir tada bus labai sunku. Jis gali tada ir paklaidinti, gali iliuziją gali nuvesti, gali visokių negerų dalykų pridaryti. Ir net nesuprasi, nepajausi. O tau buvo, kad hipnozę pradėjai savo pas kažkokią tai mokytoją darytis, ar jau pradėjai iš karto mokymus? Nes man dažniausiai vyksta taip, kad aš pradedu kitiem daryti kažką, o tik po to, reikėtų gal ir išbandyti savo pasidaryti. Atvirkščiai, ta prasme. Kaip grojau gongais ir, ta prasme, pati nebuvau niekada prieš tai bandžius savo sesijos. Pradėjau groti kitiem. Ir išsimokiau ir pradėjau groti kitiem ir sako, tu žinai, kaip tai jaučias. Aš tokia, ne, nežinau. Tikrai nežinau. Tai va, ar buvo, kad tu darėjai sesijas, ar tiesiog jau pajautė įvedimą ir kad nuėjai tą hipnozę vesti?
Tai jo, tai vat po ten tos grupelės, ten tų, sakau, tos grietinėlės nuėmimo ir ten tų gilesnių dalykų pradirbimui tiek, kiek ta moteris galėjo nuimti be mano didelių pastangų. Tai tas buvo pirmas etapas, paskui vat atsiradau pas Violetą. Tai čia jau prieš 3 metus turbūt. Jau Laikas tiek daug laiko praėjo. Mes praktiškai, man atrodo, kartu pradėjom, kai ten pradiniai mokymai 2 pirmieji. ar 3 metai, kiek praėjo. Jau 3. Nu, man atrodo, jeigu neklystu. Nes knygas Violetos tai atsirado dar anksčiau, bet tai vat tos knygos buvo, kai skaičiau, bet aš jų, nu, vat mano sąmonė dar nesuvokė, kas ten rašoma. Skaitai ir galvoju, apie ką čia, nu nieko nesuprantu, mano protas ten šaudė. Sako, nieko nesuprantu, tai vat ir buvo, ir su tais mokymais buvo taip įdomu. Tiesiog greitai atsikėliau, galvoju, kaip būtų gerai, kad Violeta darytų mokymus. Nu, vat būtų tada aišku, ta prasme, paaiškintų, papasakotų, gal man būtų aiškiau suprast, galvoju, nu aš knygų tai niekaip neperprantu. Ir man ateina mintis, sako, tu tai pažiūrėk, sako, gal jinai daro tos mokymus. Tai sako, tu gal netikrinai. Nu galvoju, geras, nu pabandysiu. Ir ten aš neprisimenu, ar ten grupiai, ar ten asmeniniam profiliui rašiau, paieškai rašiau mokymai ir žiūriu, kad mokymai buvo pernai daryti rugpjūčio mėnesį 1 pakopa, kai išėjo, patys pirmieji. Galvoju, geras, tai jinai jau daro tos mokymus, kad jau tai vyksta. Ir ta prasme galvoju, o kada sekantis, ir išmeta sekantis postas, kad vakar prasidėjo naujos pakopos registracija. Tai buvo Geras. vasario 1, žinau. Ir tai būtent buvo tą dieną, tai vat vasario, ar ten sausio 31 turbūt buvo paskutinė diena registruotis, o vasario 1 ar kovo 1. Nu, bet kažkur, kad aš tą dieną, kada turėjo prasidėti, aš tą dieną ir parašiau. Dar paklausiu, O dabar ar klausimas, prisijungti? tau pasakė, čia iš viršaus pasakė, ar kažkas iš išorės pasakė? Jo, tai tas irgi su to pasakymu, kai aš sakau pasakė, kai irgi klausia, tai kas tau ten pasakė? Tai aš tokį pavyzdį sakau, kad man tiesiog per mintį ateina. Tai va taip kaip ateina mintis, kad ten, nu, reikia eiti dabar valgyti daryti, reikia eiti važiuoti į parduotuvę, ne? Tai ateina, nu, mintis, nu, tai dabar kalbi irgi atrodo, iš kur tie žodžiai ateina, tai kažkur iš minties ateina, ne? Tai va, bet ten supranti, kad ateina iš tiek ta mintis ateina kitokios, negaliu sakyti, kad kokybės, bet nu, supranti, aš protų suprantu, kad aš tikrai nesėdėjau ir nemašiau apie tas, kad yra tie mokymai. Va tiesiog užklausiau mintyse, būtų įdomu, kad būtų mokymai. Ir tiesiog nieko nemastai ir atbėga kita mintis, tai patikrink, ar nėra tų mokymų. Tai dabar kaip manai, iš kur ta mintis ateina? Tai va, ta mintis ateina iš mano išorinės sąmonės, taip sakant, tą nutekėjimą turi tą išorinę sąmonę, vat, ar tą vidinę sąmonę, ar kažkur tai randa tą kelią, bet aišku, tai ateina iš mano aukštesniojo to aš, ateina gal ir iš mano vedlių, iš dvasinių mokytojų, iš to paties kūrėjo, iš tos subtilios erdvės, jeigu tai bendrai paėmus. Bendrai subtilios. Ko mes nematom. Tai va. Tai kaip Violetos mokymai yra apie subtilųjį pasaulį, ne, ir savęs pažinimą. Tai kaip tu jį išjautai? Tai vat iš Ir pradžių. kaip tavo mokymai ėjo ir kaip tas procesas, nes man irgi ten buvo toks taip, visko daug. Visko daug, nes ten vat irgi vėl buvo, kaip sakant, viskas jau buvo gana konkrečiai, pamoka po pamokos, buvo temos, tai vat prasidėjo vėl emociniai blokai, vėl tas, ta prasme, judinimas, bet jau buvo konkrečiau ir jau buvo darbas su savim. Ir aišku, tos energijos aš jų nelabai, nu, pradžioj iš vis net nejutau, nu, aš tiesiog klausydavau kaip pamokos, tos meditacijos, aš tik prisimenu, kad labai migdydavo, tiesiog jeigu aš užsimerkdavau, aš iš karto užmigdavau, nieko neprisimindavau. Tai aš tiesiog vaikščiodavau, klausydama atvirom akim, ne meditacijoje, kad nors išklausyti turinį, nes kitaip, nu, atjungdavo. Ir aišku, klausydavai po kelis kartus, tol, kol kažką jau suvirškindavo, kol jau protas ir ta sąmonė priimdavo, aha, apie tą čia tas. Bet jeigu vat grįžtant dabar prie tos hipnozės, tai iš pradžių prasidėjo Violetos mokymai, paskiau po kelių mėnesių aš prisijungiau pas Žanetą intuityvioji mentorystė. Ten prasidėjo tas dalykas, dar prisijungė prie tų mokymų tuo metu ir ten vat susipažinau vėl su tais visais pasąmoniniais dalykais, kad yra ta pasąmonė ir kad ten yra tos programos, kad ten yra patirtis vaikystės
kad ten yra kažkokie užrakinti, sakykime, kaip lobiai, programos, kurias reikia iš ten ištraukti, atrakinti, atidaryti ir transformuoti. Tai va ten pradėjau sužinoti, kad yra tai. Ir baigus tada Violetos tą pirmą pakopą, pabaigus mentorystę, po nuo Violetos mokymų po 6 mėnesių pradėjau tik jausti energijas. Mhm. Užtruko, tai vat buvo netgi tokių minčių, kad čia nieks neveikia, kad čia nesąmonė, čia arba visi dalinasi, man tai nieks čia nevyksta, čia ne man, ar gal aš nepasiruošusi dar. Ir va tada mąsčiau, ką daryti, ar tęsti antrą pakopą ar ne. Ir galvoju, nu, suteiksiu dar šansą, tarsi, kad, nu, dar pabandysiu, nu, net jeigu ir nejaučiu, aš vis tiek tai informacijos kažkokios tai gaunu. Ir tada tik prasidėjo antrą pakopą ir aš iš karto pradėjau jausti energijas. Nu, nežinau, ten kelių dienų bėgyje, savaitės ar kiek. Tai va tas jausmas buvo, kad skaičiau knygą, Violetos knygą skaičiau ir galva pradėjo suktis. Galvoju, kas čia dabar? Ar čia man bloga pasidarė, ar kas čia, žinai, ir vėl atsitraukiu nuo knygos, prasižiūriu, tai prasme, toliau vėl prie jos svaigulys, vėl pradėjau skaityti ir vėl, nu, ta prasme, vis atrodo net pati sukuojasi, kas čia vyksta. Ir tada tik pradėjau suprasti, kad čia energijos. Kad čia energijų srautas prisijungia, tai ir vat, tu dar esi nepasiruošęs, dar nesitvirtas, tai tiesiog net pats linguojas. Arba galvas vaiksta, kai galvas vaiksta ir pykinimas prasideda. Tai va čia tokie pirmieji tie pojūčiai. Mhm. Kol įsivaldė tos energijos, o paskiau jau lengviau. Nu ir vat kas ta hipnozė, ne? Tai vat, kai aš pradėjau jausti energijas, jau pradėjo atsirasti ir žmonių. Kažkaip vėl nežinau, kaip, nebeprisimenu, kaip ten buvo, bet tai buvo, kad ar tai praktiką pas kažką dariau su kažkokiais žmonėm, ar tai su šeimos nariais, ar su draugė, su kažkuo dariau, vienu žodžiu, nu, pasiprašė, kad tiesiog gavos pokalbis ir mums iš pokalbio išėjo, kad mes tiesiog vat nėrėm į tą gylį, kažkokią programą ir aš pradėjau jausti, kad turiu vedimą, kad nu mane veda, ką daryti, ką sakyti, kaip klausti, ką su tuo daryti, kaip ten sutvarkyti. Ir aš, ta prasme, protas sako, iš kur tu čia žinai, kad čia reikia taip daryti. Ta prasme, o jeigu tu čia neteisingai darai, o jeigu tu čia klaidini žmogų. Ir aišku, mano tas vidinis balsas, tas sąžinė sako, o gal aš čia rimtai kokio iliuzijoje gyvenu, gal čia neteisingai ir man, aišku, prastai reikia mokslų, kad įsiaiškinti. tai eik susirask mokymus ir tada žinosi, ar neteisingai, ar neteisingai. Tai tada susiradau hipnozės mokymus, ten buvo regresinė hipnoterapija. Tai pirmieji tie mokymai. Nu ir tada, kad aš jau žinočiau per protą. Nu ir ten pradėjus gauti informaciją, medžiagą, tą jau sistemą, struktūrą, kaip reikia dirbti, tai žiūri, kad aš jau tai ir dariau. Tai man tai tas protas vėl. Aha, reiškia, tavo tas vidinis vedimas jau buvo teisingas su manim, su protu. Vėl atsirado taika, kad jau galima pasitikėti. Tai vat man tie mokslai yra dažniausiai tik tam, kad patvirtinti, kad yra saugu daryti tai, kas man eina automatiškai iš vidaus be proto. Nes nu protui vis tiek reikia pastangų, reikia įsitempti, reikia mąstyti, reikia ten strateguoti, dėlioti, nepamesti. O kai darai išvedimo, tu tiesiog atsiduodi ir eina tas ir žodis, ir veiksmas, ir yra lengva ir paprasta. Tai ką reikės, ar daryti sunkiai ir įsitempęs per protą, ar daryti tą patį ir dar geriau per intuiciją, per vedimą, per pasitikėjimą. Tai aišku, pasirenki šitą variantą. Tai va taip pas mane atėjo tas hipnoterapijos. Tai čia regresinė, kai eiti į ateitį, į praeitį. Aišku, galim ir į ateitį keliauti. Bet po to, vat, kaip ir Violetos mokymuose, pradėjo sakyti, kad nu užtenka jau nagrinėti tą praeitį, kad jau vat, kaip ir šiandien vat, meditacijų, sako, nu baikit jūs trypčiai toj vietoj, vis prie to paties ir prie to paties. Tai kad jūs jau pagaliau jau apsispręskit, suvokit ir jau šokit tą kitą realybę, jau darykit tą pokytį, kad kitaip jau darysiu. Na ir vat, tada man pradėjo kirbėti ta mintis, tai kaip tai padaryti, nes vis tiek vat, daug kas vėl suvokia, kad reikia kitaip gyventi, kitaip jaustis, kitaip mąstyti, bet nu vis tiek negali. Ir vėl supranti, kad nu visą tai vėl sėdi pasąmonė. Ir tada man atėjo ta hipnozė. Tai kas yra hipnozė? Hipnozė yra tas, kad tu nebeini į praeitį, nebe nagrinėjai iš kur, kam, kas, už ką, bet jau iš karto tu įdėgi tai, kas yra ir ko tu nori, kad būtų. Čia ir dabar. Su dabartinė jau istorija, kad tai jau dabar egzistuoja. Tai vat taip atsirado hipnozė.
Ir viskas tarsi tas papildė tą, tas papildė tą, tas toliau, kas toliau kur seka. O toliau dabar jau seka tiesiog suvokimai, jau net nei tos hipnozės nebenaudoja. Tiesiog, kai tu suvoki, tiesiog Jau atsiriša. nebereikia, ne? Nes man toks irgi lygiai tas pats klausimas. Man hipnozė jau keletą metų ėjo. Kad Mhm. aš turėčiau mokintis ir vieną kartą nustumiau, antrą kartą nustumiau, trečią kartą. Ir dabar vėl atėjo. Ir mano draugė irgi pradėjo mokintis hipnozės. Ir man ta mintis iš paskos, kad čia yra visiškai apie tą patį, tau nebereikia. Ir kaip pas Violeta sako, nebegrįžk, kad gal kam tu ten knaisies, o ten regresinė daugiau į praeitį, aišku, gali panaudoti visiškai tą patį ateitį. Ir tada aš nustojau, nes negalėjau, kaip tik kursas turėjo prasidėti šį pusmetį, ir aš nustojau ir galvoju, nedarysiu šio. Ir tada draugė sako, nu bet čia praktiškai viskas apie tą patį. Ir dabar tu vėl patvirtini, taip, kad tu gauni tik tai suvokimą, nes ten yra, kaip aš suprantu iš mano pozicijos, aš turėjau 3 dienas hipnozę vienam mokymus, Mhm. kad tu aiškiau supranti, kaip eiti, kokius klausimus paduoti, ne? Nu, Išsigryninti. konkrečiau, jo, išsigryninti, kaip tą vedimą vesti, kad tu turėtum tą stabilumą, ne? Nes kai iš meditacijos tu eini tik tai, jeigu nesi pačiupinėjęs hipnozės, tai tu iš pajautimo turi visiškai pasitikėti, kas tau ateina. O Taip. hipnozė duoda stabilumą tam. Čia aš. Jo, vat jo tas protai išsitreniruoja, išsigrynini, nes ten vat, kaip sako, ne žmogus, ar tu svajoji apie savo ateitį, pavyzdžiui. Kitas žmogus net nu, vat, gana yra paleidęs, kad, nu, tai ką man duos, tas jau bus gerai. Tai net Nes tu neleidžia taip sau nusivylęs, svajoti. ne? Jo, neleidžia sau nei svajoti, nei jokios vizijos neturi. Tai jeigu tu net nežinai, ko tu nori, tai ką tu gali duoti. Tai va, sakykim, jau hipnozė vien tas dalykas, kad jau tu žmogaus klausi, o tai kaip tu nori, kad būtų? Va, žmogus skundžiasi gyvenimą, ten santykiai nesiseka, o tai kokių tų santykių tu nori? Tai kaip tu nori, kad būtų? Ir tada sėdi galvoja, "Nu, nežinau. Tai jeigu tu nežinai, tai kas tada žino? Tai va, hipnozė jau sukelia tą tokį klausimą, kad tenka žmogui jau pačiam pradėti mąstyti, kaip aš noriu. Ir tada palei tai, kai pamatai, kai žmogus pradeda pasakot, noriu, kad būtų taip, noriu, kad būtų taip, tada jau gali matyti tai, kas jam trukdo. O kas trukdo? Kas tau trukdo va taip dabar gyventi, kaip jausis? Va ten nuoskauda, va ten kažko neturiu, va kažko negaliu. Tada jau žinai, su kuo reikia tvarkyti, ką reikia transformuoti. Ir vėl, jeigu jisai, tai ko tau trūksta, kad tu tai turėtum? Nu, yra Mhm. baimė, yra kompleksas ir nepasitikėjimas, ten dar kažkas. Ir vėl žinai, ką tu su to daryti. Tai čia tiesiog vat surandi, kas trukdo žmogui tai gyventi, tai turėti. Ir aišku, ta hipnozė, tai kas yra hipnozė, tai yra ta būtent proto bangų tas dažnis, kai vat, protas yra nurimęs, atsidaręs, mėgantis ir leidžia įeiti pasąmonę. Tai kas jau praktikuoja meditaciją, tai mes į hipnozės būseną einam per 3 sekundės. Mums jau nebereikia 10 minučių klausytis to įvedimo, eik gilyn, ten atsipalaiduok, nurimk. Nu, tas tiesiog automatiškai, va dabar užsimerki, jau esi toj būsenoj. Bet kai tu esi nepraktikuojantis, tai va tam žmogui, kuris tuo neužsiema, jam reikia tos hipnozės. Mhm. O mums jau to nebereikia, tiesiog vat įeini ir jau esi to, ir jau ten vyksta ir kūryba, ir išjautimas, ir darbas, tai ten viską gali daryti. Ir tą suvokimą atsinešti, ir į ateitį pažiūrėti, ir savo dienos energiją užsiprašyti, ar dienos žingsnius, nu viską tau jie ten paduoda. Tik tiek, Tik kad reikia greičiau. tada mintis atėjo, tik reikia ištreniruoti, nu kaip sporto Taip, salėje, taip. tikrai atidirbai ir po to savaime jau ta mintis ateina, susitelk ten, daryk tą ir Nu, tai vat viskas. čia, nu, vat gauni tą vedimą, atrodo, kad ta nematoma ranka, kaip tą mažą vaiką, nu, vat, veda ten, kur reikia. Ir aišku, jeigu nuveda ten, kur gauni, nu, nemalonę patirtį, reiškia, dar kažko neišmokai. Dabar Ir man tokia mintis dar atėjo, ar čia pertrauka? Kad norėjau paklausti, o kaipgi visgi tada tu išjauti tos, pavyzdžiui, mokytos, ar angelus jautei, ar jų buvimas šalia, ar mokytojai ateidavo, ar jie kokiu būdu tau pasireiškia? Ar tu matydavai kaip vizijas, ar užrašydavai tekstą, ar tiesiog jos jausdavai? Mhm. Ar jo nebuvo, prašokit tą laiptelį ir perėjai tiesiog, ar tiesiog kaip mintis Mhm. būdavo, paprasčiausiai? Tiesiog, vat, aš labai bijojau, sakykim, to astralo. Ten tų vaiduokliukų, vaiduoklių, ten, vat, kur sako, kažką klibina, kažką judina, tos dvasios arba tie visi iš tamsos atstovai.
Tai vat aš labai bijojau šitą pamatyti. Ir aš tiesiog sau buvau užsiblokavus, kad aš nenoriu matyti, nes aš tiesiog jutau, kad aš nesusitvarkyčiau, aš tiesiog išprotėčiau, jeigu aš pradėčiau matyti po kėdės kokį nors, žinai, vaiduoklį ar ten kokią nors nematytą, nežinomą būtybę. Tai aš to be galo bijojau ir aš tiesiog laikiausi, kad, nu, jau geriau nieko nematysiu, negu kad tą pamatysiu. Ir dėl to aš tada jau daugiau tą mokslo pusę, ten mokymai, kursai ir taip toliau. Ir tos energijos, nu, vat ir visada aš teldavos, kad aš priimu tik tas energijos, kurios ateina iš aukštų vibracijų. Tai, kas ateina iš šviesos, tai, kas ateina iš tų, nu taip, šviesos šaltinio. Visa kita aš tiesiog nenoriu matyti. Aš nepasiruošusi gal tam. Ir dabar, jeigu ten grįžtant prie to, tai aš nemačiau, sakykime, vaizdinių nemačiau, nei ten mokytojai, nei dar kažko, ir vat, kai sakydavo, jaučia, kad atėjo kažkas, arba jaučia, kad apgaubė, aš tiesiog matomai, mano ta baimė to nejausti ir nematyti buvo tokia stipri, kad man neduodavo tų patyrimų, bent jau pradžioj. Ir man ateidavo tiesiog vat, per tą mintį, kai tiesiog leisdavau protui nurimti, vat įeini tą susitelkimą, į tą meditaciją ir per stebėjimą, kas ateina. Žinau, kad ateina ne iš proto, tai ateina iš kažkur aukščiau. Tai negalėdavau aš pasakyti konkrečiai, koks mokytojas, ar tai angelai, ar tai kūrėjas, kas perdavė žinutę. Kitą kartą būdavo, bet labai retai, kad rašau ir užsirašydavo, kas perdavė. Ar tai kūrėjas, ar ten, ar Marija, ar dar kažkas. Bet čia buvo iš tikrųjų labai retai atvejai. Tik vat visai neseniai jau galiu, kiek tas neseniai, keli mėnesiai, kai jau pradėjau va tiesiog labiau atskirti. Bet vis tiek man eina per tą jausmą. Jausmas arba žinojimas, arba ta mintis buvo mano tie stiprieji, kad kuo aš pasitikiu. Tai tas, kad tiesiog žinau iš vidaus. Žinau, kad ne protas man tai įkišo, ne kažkoks tai mokslas, bet tas tiesiog jausmas, kad iš kažkur giliai žinau. Kas turi tą žinojimą, tas žino, apie kokią aš čia jausmą kalbu. Tai tiesiog ta intuicija, gal vat, vedimas, žinojimas, tas man buvo stipriausias ir aš to labiau vat, pasitikėjau. O va dabar visai neseniai pradėjau jau matyti ir tos tokius kaip vaizdus. Ir vėl kažkas sakytų vaizdai, tai kokie tie vaizdai, tai nėra tas paveikslėlis, kaip vat, matai kokią nuotrauką pasiėmęs, kad atrodys, kad lygiai taip pat. Tai tiesiog vėl tas vaizdas yra toks apjungtas, kad tiesiog tu ir žinai, ir iš pradžių būdavo toks tarsi matydavai kaip per kokią širmą, tarsi širma uždėta, bet tarsi žinai, kas už to vat slepiasi. Nu, va tarsi ta matrica gal ar ten trūkinėja ar kažkas, ir jau tu tiesiog tos iliuzijos žinai, kad yra kažkas dar kitaip. Ir jau bandai pamatyti, pajausti, tai vat gaudos, kad tas žinojimas su pojūčiu, su vedimu, bandydavai išjausti, kas ten už tos širmos yra. Ir paskui vat pradėjo tarsi irgi tas, kas ten, gal net mano tas trečia akis, tiesiog tai vat, kai buvo užblokuota, kai aš nemačiau, iš pradžių pradėjau per širmą kaip matyti, paskui jinai kaip gal pradėjo jausti tą pasitikėjimą, kad jau gali leisti man pradėti matyti. Ir aišku, valant tą trečios akies čakrą nuo visų tų blokų, kuriuos buvau savo užsidėjus ir pati savo, ir iš kitur, kas draudžia man tai matyti. Pradėjo jinai irgi plonėti ir aš jau pradėjau vis daugiau matyti. Tai tas matymas, aišku, yra netoks kaip žemiškai paėmus atviruko, kad matai. Bet, nu, kaip įsivaizdavimas, kaip mes įsivaizduojam, kai kažką, ne, kai įsivaizduoji citriną, kaip atrodo, tai mintyse matai, kaip jinai atrodo. Tai taip ir ten tokiais mums priimtinais vaizdais. Man čia toksai kaip pamatyti mintį, net atėjo. Taip. Tokia ateina citrina. Ir tokia kaip, nu, toksai praeinantis paveiksliukas. Arba tu jį visiškai kaip norim įsivaizduoti, kad tu realiai matai, nu, kitą kartą irgi būna toksai. O kaip galvoju, iš kur užsidėjo tau tie blokai? Radai atsakymą, nuo kur ir iš ko? Tai va, čia, aišku, čia jau praeitų gyvenimų pasiekmes, praeitų gyvenimų patirčių, kas iš to buvo, o iš to viso buvo, iš tų gebėjimų turėjimo. Vieną kartą vienam gyvenime nesuvaldymo, tai sakykime, pereita į išprotėjimą. Kitam gyvenime vėl ten buvo, kur, sakykime, jaučiau galią ir iš tos galios susireikšminau ir labai egoistiškai su tuo elgiausi, atsisakiau ir kūrėjo, kad tarsi aš esu net aukščiau už tave, aš galiu daugiau negu tu, jis man nereikalingas. Aišku, ir iš to gavau pasiekmių dabartiniam gyvenime. Buvo gyvenimų, kur
kur ir skleidžiau tiesą, irgi atrodo, va, tai, ką dabar darau, bet buvau arba sudeginta, arba užmėtyta akmenim, arba kažkaip irgi pažeminta, nurašyta, atrodo. Ir va ta patirtis irgi, aišku, uždėjo, kad turiu susistabdyti save nuo to. Mhm. Buvo gyvenimų, kur va, tiesiog tamsai buvo atidavusi tą savo energiją, nes tiesiog kažkokie buvo įvykiai, kurie mano tas buvęs aš, žemiškas, priėmė, kad čia mane vat išdavė, arba čia su manim kažkaip negražiai pasielgė, aš turiu dabar kerštauti, arba kažkaip, nu, vat, tau duoti atgal. Ir va tas pyktis, tas nepasitenkinimas, tas skausmas pasirinko dirbti tamsai su ta jėga. Tai vat irgi tokie visokie dalykai, kurie užblokavo tą energiją, užblokavo tas duotybės, nes buvo panaudota neteisingai, netikslingai. Todėl ir dabar yra mums sakoma, kad nu, valdykit savo mintį, valdykit savo emociją, nes kitaip jūs negausit tų galimybių. Nes nu, vat, čia ta patirtis, kai vat, parodo, kad kai nesi išsigryninęs, nesi tvirtas, nesi tikras, kad tu dirbsi šviesai, kad negalėsi atsilaikyti, tai nu, negali ir duoti tos galios dabar. Nes o jeigu tu dar neatlaikysi ir vėl pereisi dirbti tamsą arba blogiem darbam daryti, arba tau duos energiją, o tu ten nevaldysi emocijų ir supyksi ant vyro, tai tu jam ten gali gyvybę atimti. Nu, jeigu tu duos tokią jėgą. Ten kiek turi gebėti valdyti emocijas, nebegali taškytis, vat, sugalvojau pykstu, tai vat ten, kaip ten sako, nu, turbūt kiekvienas esam gyvenime pasakė ten ir prakeikiu, ir ten tave, kad tu ten galą gautum ir panašiai. Tai įsivaizduokim, jeigu kiekvieną mūsų tą mintis pradėtų materintis ir va tik pasakytam žmogui tą žodį ir jis nukrenta, miršta. Tai Iš tikrųjų teko patirti tokį vieną įvykį, kai tai lietė mano vaiką tiesiog ir aš galvoju, aš to momentu net mintyse galvoju, dabar galėčiau išsprogdinti visą armiją. Visą armiją. Ir tai pasklido, bet aišku, aš nieko, aš nenorėjau skleisti tos emocijos, bet tiesiog pajaučiau, kokią stiprią energiją galėjo išsiskleisti iš to tame momente. Ir tada, kai tu paduodi tą meilės energiją, jinai irgi taip pat lygiai išsiskleidžia. Labai, labai stipriai. Tai mes ir gaunam tos visus išbandymus, tos visus egzaminus, kad pažiūrėti, tai kaip žmogus reaguoja, ar jis vėl paklūsta tom senom programom, ar tai būtų baimė, ar tai pyktis, ar tai agresija, ar tai kažkoks nesusivaldymas, ar jis jau su tuo susitvarko ir tiesiog išlieka harmonijai ir ramybei. Ir kiek žmogus praeina tų egzaminų, kiek jau jisai prasitestuoja ir jau pasižiūri, kur jisai randasi, tiek jam atveria. Sakant, viskas proporcingai vyksta. Ir taip mes savo arba uždarom kelią ateiti tom galimybėm, tom duotybėm, arba mes savo atsiveriam. Ir kiek darbo žmogus su savim, kiek jisai nori. Nes kitas gali sakyti, ką aš iš vis net nenoriu to, kam man to reikia. Jo, teko girdėti. Kam man čia apsikrauti, ta prasme. Čia gilintis, tiesiog eilinio gyvenimo kaip normalus žmogus. Arba kai pradedi pasakot, nu tai kaip čia tau taip gerai, žinai, kaip čia reikėtų pasidaryti, kad būtų geriau, nes taip atsibodo, tu pabandai papasakoti ir tokia, ai gerai yra ir taip. Kaip čia darbo pasirodo, reikia veikti. Jo. Sakai, užrašyk savo tas mintis išliet. Ne, čia jau per daug iš tikrųjų, žinai, ten vieną dieną skirti pusvalandį praktikai. Tai čia per daug, bet tai gyventi toliau taip nenori, ne? Bet investuoti tai irgi nesinori. Ir vėl ateina po savaitės vėl tas pats ir sukas. Tai daryk kažką. Ar padarai, ką sakiau, ir vėl tas pats nieko nedaro žmonės ir ta prasme nori, kad kažkas pagerėtų, ne? To ėjimo į save nėra. Nu, bet va, kaip ir mano ta patirtis, kol yra gerai, tol mes ir nedarom. Kai va, jau visiškai tave sumurdo iki pat apačios ir kai pamatai, kad arba tu ieškai nors šiaudo, kad išlipti, arba tiesiog paskesi. Ir va tada jau žmogus. Čia man yra tas toksai, kitą kartą žmonės irgi, tai esu girdėjus iš keletą kartų, kad, aš jau imsiu belenką, tik man padėk iš to išeiti. O dažniausiai mano tokia frazė kartais atrodo, net norėtų taip trenkti stipriai, kad smegenis iškristų ir pradėtų mąstyti. Ir tada susivoki, kodėl kitiems žmonėms būna tas smegenų sutrenkimas.
Nu, taip skaudžiai sakyt, bet iš tikrųjų, arba gauna gerą pliauską, kad tu atsibus, kur tu esi. Tai jau eik iš tos situacijos, viskas, čia jau baigta. Pradėk kažkur žiūrėti ten. Teisingai. Mm. Va, tai tokia ta kelionė, tiek iš tikrųjų visko daug vyksta ir vyko, ir dar vyks, manau, bet jau manau, kitokioj kokybėj. Ir jeigu, vat, nežinau, jeigu galėčiau dabar, jeigu galėčiau, tikrai nežinau skaičius, jeigu galėčiau suskaičiuoti, kiek vat, pačiai teko ir tų meditacijų arba tų asmeninių savo sesijų, per ką reikėjo praeiti, tai turbūt būtų keli šimtai. Ir žinai, kai ateina žmogus ir ten sako, nu aš čia vieną sesiją užsirašysiu pas tave ir kad tu čia viską sutvarkyk. Ta prasme, galvoju, ką dabar darysiu žmogum, ar leisti jam būti toje iliuzijoje, ar pasakyti, kad tu žinai, kiek čia reikia darbo. Keep dreaming. Žinai, tą stebuklingą tabletę man duosi nuo visų ligų, kai sako, ne? Visas rytis man sutvarkysi, kai supranti, man čia reikia to supratimo, kad ant kiek plačiai čia viskas apima. Tai ne tik šio gyvenimo, va, tos visas patirtis, tai ir kitų gyvenimų patirtis. Ir tai, ką mes perimam per savo giminę, tai čia irgi mes neatskirti, mes neatsiradom iš kažkur, mes atsiradom per savo tėvus, jie irgi mus kažką įdėjo, irgi nelabai ir gero, aišku, ir blogo. Mes, kaip sakant, sandėrius pasidarėm, sutartis pasirašėm, gimstam šaly, mes iš tos šalies kažkokią tai karmą, nežinau, kokį tą žodį, gal tas žodis kitokią prasmę iš tikrųjų turi. Tiesiog vat, už tai, kad atėjai, tu vat, sumastei, pasiimti vat, kažkokią tai pamoką išmokti, kad iš tos šalies. Ir vat, kolektyvinės tos sąmonės kažką pasiėmi, kad čia pradirbti ar ką pasiimti. Nu ir viskas, vat, tiesiog daug tų sluoksnių, daug tų, kas mus įtakoja, dar kur ten egregorai, kur kam dar kažką pasižadėjai, kam kokią priesaiką pasakėjai, kur tu save pririšai. Tai čia, įsivaizduoju, kiek ten visko yra. Ir nuo visko to turi išeidinėti, nuo visko to, kaip sakant, nusinulinti, padaryti sąskaitų suvesti. Jo, ir čia ateina, tai aš čia vieną sesiją pasidarysiu, man padės. Ne? Jo, bet aš gyvensiu toliau, kaip gyvenau, tik tu man suteik man ten drąsos dabar. Bet kas iš to, kad tu tam suteiksi žmogui drąsos, jeigu jisai nesugebės jo suvaldyti. Kaip, pavyzdžiui, pas daug žmonių pagal likimo matricą, kad turi, sakykime, labai stiprią energiją, bet ta energija šiandien pasireiškia kaip agresija. Agresija, pyktis, bet tą energiją galėtum panaudoti ir geram dalykui. Bet jeigu tai atlaisvinsi, tai gausis tas, nežinosi, kur tai naudoti geram tikslui, tai čia bus kaip automobilis, kur spaudi gazą, bet nėra stabdžių. Tai tiesiog atsitrenksi ir arba išprotėsi, arba tiesiog irgi nesuvaldysi tiesiog, nes nebus dar įgūdžių. Tai va, kaip sakant, niekas nevyksta šiaip sau ir visi tie dalykai atverinėjami palei tai, kas tuo metu žmogui ateina. Jeigu jam dabar jis ten susidūrė su kažkokią situaciją ir iškėlė ten, sakykime, nepasitikėjimo problemą, tai su tuo reikia tvarkytis. Susitvarkysi su tuo, ateis, kaip aš sakau, padarom kažkokią sesiją, tai dabar gyven kokias 2-3 savaitės ir žiūrėk, kas vyksta. Nes vis tiek, kai eini pasąmonę, čia tas pats, kaip būtų koks sniego tos stiklo burbulas, kur su snaigėm yra nusėdusiam, tai ten eini pasąmonę supurtai, pakilo tos snaigės, bet jos nukrenta, jos jau atsigula visi kitą vietą. Taip ir tai pasąmonė, kai tu kažką sujudini ten erdvėjai ir kai viskas susigula, kažkas jau kitaip susigula ir jau kažkas ant paviršiaus kitkas jau atsirado. Ir tada nuo paviršiaus vėl žiūri, kas kyla, vėl kas trigerina, vėl kas su kokiais sunkumais susiduri. Ir vėl, ir taip lukšteniesi. Ir čia kaip galvoja, kad užtenka vienos tos sesijos ir kaip man irgi panašiai buvo vieną kartą situacija, kad parašė žmogus ir sako, aš matau pas tave ten labai gerai yra. Aš sakau, ta prasme. Aš matau iš tavo nuotraukos ten, kur tu esi ne pati vieta, kur gyveni, bet tavo būsena yra tokia gera, sako, ar gali pasidalinti. Tai aš jam pasiūliau vieną įrankį, kaip daryti, sakau, nes tu turėsi dirbti. Tai jisai po 2 dienų dingo. Dingo visas noras dirbti, ne? Dingo. Čia kaip paprasčiausias, net savo mamą dabar paminėsiu, kaip paprasčiausias dalykas, kad jinai sako, tai kaip tu čia atrodai, čia treniruojas, tai čia taip gerai, čia viskas tavo, ne? Kaip čia išlaikyti, žinai, tą visą grožį, tarkim.
Ir aš jai pradedu pasakoti ir jinai tokia klausos, arba apie dietas, aš dietos nesilaikau, tiesiog, nu, tai kai detoksas ar dar kažkas, aš ten pastoviai darydavau visokius. Tai jinai sako, tai kaip man reikėtų, aš taip, nu, ir pradedu jai pasakot viską, ir jinai tokia klausos ir sako, ai, nereikia, taigi ne ant podiumo eis. Tai va, kaip pamatai, reikia atsisakyti ir to, ir čia dar reikės dar kažką daryti, ir vandens ten gerti, ir kažko laikyti. Jo, Oi, jo, čia jo, ir tokia, buvau. ai, ne ant podiumo eis, žinai, viskas. Tada atrodo, kad net nebereikalinga, nebetikslinga. Jo, Bet tiesiog tas protas išsigąsta to viso krūvio, kiek visko. Tai vat, dėl to visko ir nepadarysi, nes, nu, kaip ir sako, jeigu iš žmogaus vat, per tą vieną sesiją, ar kas ten bebūtų, koks procesas, išimtum absoliučiai viską, kas yra neigiama, tai tiesiog žmogus neišgyventų, jis tiesiog sugriūtų, išnyktų. jo, per daug Tai čia greitai. ir dėl to ir sakom, kad tai yra kelionė, bet visos kelionės prasideda nuo vieno žingsnio, o kiek tų žingsnių tu turėsi toj kelionėje, tai čia ar tu nukeliausi iki kito miesto, ar iki kito žemyno, tai jau čia tavo pasirinkimas. Bet jeigu tu net nepradėsi niekados vat, žengti to pirmo žingsnio, tai, nu, ten vat ir trypčiasi toj pačioj vietoj, kol sulauksi, kol, kaip sakant, ta žemė praris. Ir vėl čia yra pasirinkimas, tik reikia tada prisimti atsakomybę už tas pasiekmes ir nesiskųsti, ir nedėjuoti, ir nesakyti, kaip man blogai, arba kaip čia man nieks nesiseka, nieks čia nesigauna, nes tai yra, nu, tavo žmogaus pasirinkimas. Nieks neverta, taigi tavęs ten būti, nei toj pusėje, nei toj pusėje. Tai dar man vienas klausimas atėjo. Kaip, ar daug žmonių, pavyzdžiui, dvasiniu keliu einant, ne? Arba savęs pažinimo, ar atkritinėjo daug žmonių iš tavo gyvenimo, ar pasikeitė darbas, santykiai ir ar daug chaoso ten įsivėlė, Tai vėl, kaip ar ten sakant, bam viskas yra vieną tema. dieną dingo. Tai vat iš tikrųjų, kai mano tėtas, vat pirmasis tas pabudimo, ta pirmoji banga, kur vat pradėjo man kilti klausimai, tai kas aš esu ir kaip aš galiu kažkaip keisti savo gyvenimą, kiek aš esu savo gyvenimo kūrėja, tai tada buvo taip, kad išėjau iš darbo, išsiskyriau, likau svetimoj šaly su vaiku, nemokėdama dar gerai kalbos, realiai be pajamų. Tai va tiesiog aš šiandien pagalvojus, aš net neįsivaizduoju, kaip aš taip padariau ir kaip aš taip atryžausi tokiam žingsniui, bet, nu tai kai vat įvyksta ta tokia banga, kad tu supranti, kad daugiau nebegali taip gyventi, kad jau, vat, kaip sako, iki čia, jau tegul griūs viskas, bet aš žinau, kad aš pradėsiu kitaip ir bus, ir aš tai padarysiu, ir aš tai pajėgsiu. Tai aš tada prisimenu, kad buvo toks laikas, kad vat labai gerai prisimenu, kad ten irgi, sakykime, po skyrybų, ten dokumentai, žinai, turėjau suvaikščioti, nesigavo viskas taip, kaip norėjęs, tada dar darbo neturėjau. Ir, žinai, ir kad piniginiai buvo, jeigu dabar paverstus ten eurais į 10 eurų ir net nežinau, nei kaip reikės už nuomą mokėti ir kaip vaikui maisto nupirkti. Matau tiek pinigų piniginiai, bet viduj jausmas, kad išsispręs. Ir matomai, vat irgi, kaip sako, vat turi pasiekti tą dugną, tai mano ten turbūt tuo atveju buvo tas finansinis dugnas, bet buvo viduj toks pasitikėjimas, kad neturiu eiti išieškoti pinigų, kad nu kažkas įvyks, kažkaip išgyvensim. Ir sekančią dieną perveda už visus ten tus 3 mėnesius, kurie buvo susitaupę, tie visi mokesčiai ten už vaiką, už pašalpas po skyrybų, vat būtent pervedė, bet būtent reikėjo pasėti tą dugną ir pažiūrėti, tai kaip tu žmogau reaguosi, vat būdamas tokioj situacijai. Ar tu pyksi, ar tu panikuosi, ar tu pergyvensi, ar tu stresuosi, ar tu bėgsi skolintis, tarsi kiptis į kažką, ar tu vat leisi tam ateiti, vat priartėti tarsi prie tavo nosies galiuko. Taip, aš matau, kad aš galiu net ir tokioje situacijoje atsidurti ir ar aš be pasitikiu to, kas yra aukščiau. Aplamai ar savim pačia pasitikiu, kad aš galėsiu išgyventi ir kažkas įvyks. Ir vat nuo tos akimirkos tada vat grįžo tie pinigai, nežinau, praėjo gal savaitę man pasiūlė mokymus su galimybė gauti praktiką, baigės tie mokymai, tada atsiradau tokioje darbovietėje, kur gavau praktiką, praėjus mėnesių laiko po tos praktikos jau man pasiūlė darbą ir aš tame darbe išbuvau 11 metų. Ir pareigas, ir visa kita tai, kas galėtų tik atrodo pasvajoti apie tai. Bet turi pasiekti būtent tą tokią ribą, kur patikrinimas, egzaminas, tiesiog galutinis egzaminas. Ką tu iš viso to išmokai?
Ir kad nuo tavo reakcijos, nuo kiekvieno žmogaus, ar tai mano, ar dar kažką reakcijos priklauso, kuri kryptim. Ar dar tau bus papildomas egzaminas, kad jeigu nesuprasi, neišmoksi. Tai gal būtų ir tekę, kad nebūtų neatsiradę tie pinigai, gal būtų sakė ten, nu, vat vyksta tokie dalykai nepaaiškinami, kad, nu, atrodo, turėjai viskas išsispręsti, bet būtų arba atšaukę, arba nukėlę, arba nesigavę, būtų gal reikia eiti skolas, galbūt reikia eiti kažkieno prašyti, nu, gali ten, vat, dar leisti žemyn. Bet jeigu vat sustoji ir nebebėgi nuo to, bet vat būtent susitinki akis į akį ir vat išlaikai tą egzaminą ir atrodo, protas galėtų sakyti, taigi neįmanoma, nu tai kas iš to, kad aš čia dabar susitaikius, taigi yra ten paskola, yra ten dar kažkokie įsipareigojimai, nieks net ninksta. Bet sakau, iš kur tu žinai, kad neįvyks stebuklas ir tu kitą dieną nelaimėsi loterijos bilietą? Tu nežinai. Bet vat protas ant tiek iš karto, kad net neapsimoka, ta prasme, man čia dabar susitaikyti arba atleisti, nes aš vis tiek neturiu, ne, arba neįvyks, neįmanoma. Bet tu net nepabandai, tu net reiškia, nepasitikė, kad gali būti kitaip. O mano tie pavyzdžiai tokie, kad ant tiek turi vat pasitikėti, kad žinai, kad tu išgyvensi. Kad kažkur ateis, ar tai pagalba, ar tai žmonės, ar tai, kad kažkas tau padės. Ir tai, kad nėra reikalo prisikurti dar daugiau savo tų pamokų, o vat būtent sustoti ir prasukti. Sustoti ir prasukti kitaip. Vat vėl čia kažkur jau nuvažiavau kitur, man atrodo. Klausimas buvo apie visai kitką. Ne, viskas tvarkoja. Nebeatsimenu klausimą, kokio uždavau. Nebereikalingai užtrynė. Tai atrodo net toks išėjo. Ir sakai, klausimas koksai, wow. Bet jo, yra irgi toks tekę, būtent tos situacijos, kai tu pasitikė arba kai tu galvoji, kaip bus, tai bus ir toksai iš niekur, atrodo, tas ateina. Bet jeigu tu susiciklini tik kažko, bandyti sukontroliuoti tą situaciją, kad aš viską padarysiu ir tada nieko nebus. Tada iš karto strigimas prasideda. Prisiminiau klausimą apie tai, sakai, ką aš praradau per visą tą laiką. Tai va tada skyrybos, tada darbas va ten neišėjo, tai atsirado naujas darbas. Tada irgi visi buvę draugai, sakykime, labai irgi pasikeitė visiškai, kas aišku, kas ten šeimos buvo, tai visiškai dingo, atsirado nauji žmonės, tai va taip ir vis eina, kažką savy pakeitė ir išorė iš karto. Žmonės atkrenta, pasitraukia. Ne tai atrodo, kad susipykęs arba kažkokią nuoskaudą jauti tam žmogui, bet tiesiog atrodo, net neteina minties nei parašyti, nei paskambinti ir tam žmogui matomai net nebeteina, nes irgi nebegauni to ryšio. Tai nėra taip, kad jis atrašo, o aš nebeatrašau, nebenoriu. Tai tiesiog gauna savaime. Ir supranti, kad taip turi būti, čia nieko nėra blogai. Nes kai mes viduje keičiamės, keičiasi mūsų energetikos, keičiasi mūsų visa ta vibracija ir mums jau nebetitinka su to žmogum, nebepritraukiam to. Ateina tie, kurie atitinka. Ir taip pat keičiasi ta visa aplinka. Tai čia tas labai pasijūtė. Ir netgi su tais pačiais, kad ir, aš įvardinu bendraminčiais, būna, sakykime, laikas, kad su vienu tiek suveda, kad atrodo ten jau iki gyvenimo pabaigos būtum. Tiek viskas atrodo rezonuoja, atitinka, sutampa ir ten galėtum vos ne, kaip sakau, sueiti ir viskas visam laikui. Bet žiūri, praeina koks mėnuo, 2, atrodo, gal kažkokiam tam laikotarpiui buvai suėjęs dėl kažkokių tai priežasčių, tai kažkas prasidirbo, prasitvarko ir tarsi matai, kad nuplaukė. Tarsi gal atrodo kažkokie susitarimai, gal buvo, gal dar kažkas ir vėl nebereikalinga. Apsikeitė tos energijos, atitiko to momento. Tai aš manau, kad mes tiesiog turim būti toj tėkmėj ir tai, kas ateina, tas, kas nueina, irgi nueina, viskas yra tikslingai. Nėra prasmės kažko laikytis, kažką bandyti iš proto, užmegzti vėl atgal tarsi ir atgaivinti. Netgi su ta pačia giminė gali būti, kaip sakant, tas atskirtis gali pasijausti, kad gal mažiau bendrauja, gal mažiau pokalbių bėra, bet gal irgi tik tai tiek ir tai reikia. Svarbiausia, kaip tu viduje jos priėmi. Kad kiek energetiškai tu su jais susirišęs. Jeigu energetiškai nusikerti, tada jau nieko gero. Tada jau vaikštai šaknų. Bet yra taip žmonės, kad grįžta dar atgal, ne? Nes man taip būdavo, kad atstumas būna, po to vėl jie grįžta kažkuriam laikui, vėl išeina.
Jo, grįžta tiesiog, arba tiesiog kaip tu besilaikai, kaip ten, žinai, pasidalini vienas kitu, aš irgi per tą einu, aš irgi per tą einu. Ir vėl atrodo kažkurį laiką pabendrauju, pasidalini, apsijungi ir vėl atrodo nuplaukia. Nu, kiekvienas, kaip sakant, savo tą laiką skiriam vieniem dalykam, kitiem dalykam. Ir kam sueina, tam sueina, kam ne, vėl ne. Viskas per savo paties pasirinkimą. Nes tokia įdomi patirtis man irgi buvo, atrodo, nustojau bendrauti su kai kuriem žmonėm ilgesnį laiką ir taip galvoju, kad, nu viskas, jau, nu, turbūt nebebuvo nieko bendro. Ir tada kažkaip keistai suveda ir taip galvoju, tada klausimas, kodėl tave suvedė. Ir tada toks aiškus atsakymas, taigi pradedi bendrauti ir tu matai, o, wow, nu va čia tas irgi pokytis įvykęs, arba tie pokyčiai tuo pačiu kartu metu vykę, viskas, nu taip įdomiai. Ir tada aišku pasidaro, kodėl vėl keliai susitiko. Mhm. Arba ką reikėjo pamatyti. prasitikrinimas. Kaip? Arba prasitikrinimas, kaip Mhm. pavyzdžiui, aš bandžiau nu, vat, kai ir su mama, sakykime, susitinku po kažkurio laiko, vis tiek atstumas yra, kai bendrauja ten Facebook'e, ten 10-15 minučių, tai tas, nu, vis tiek nepratikrina tiek, kai gyvai susitinki. Tai vat gali matyti, kaip grįžti vieną kartą, kaip kas be iškelia, kas be sutrigerina, ką be atspindi, sakykime, mama manyje. Praeina kiek laiko, kažką pradirbi, grįžti ir kaip matai, kad mama tai nesikeitė, bet mano elgesys keičiasi, bet tuo pačiu automatiškai ir mama keičiasi. Bet ta prasme, Kaip tik gali jau norėjau matyti, jeigu sugrįžta vis tas pats žmogus kažkoks, ane, kur anksčiau vat, su juo vat, bendraudavai ir būdavo toks jausmas, arba taip jį žiūrėdavo, arba kažkas erzindavo, ar gal, nu kažką, bet nu skirtumą gali pamatyti. Taip kaip anksčiau būdavo ir kai vat, susipažįsti kito laiko, ir ar tu paaugai, ar tu ne. Nu tai ne kad lyginimas, bet tai yra stebėjimas. Nu, kad Savo pamatyt paties, save. ką Toksai iš galas atrodo ane? kaip lyginimas, bet tu turi pamatyti iš save iš kažkur, nu kur aš čia, kurioje vietoje esu ir kažkas įvyko, kažkoks tas progresas, ane? Jo, nes tie išoriniai žmonės yra realiai tam, kad pamatytų mūsų tas šešėlinės pusės, ko mes dar nesusitvarkėm. Mhm. Tai reikia tik džiaugtis, kad jie ateina ir mums paveidrodžiuoja, atspindi. Nes, nu, vat kai vieni patys būnam, arba ten gyventum kokioje oloje, nu, kad ir net ir savo šeimoje, kai gyveni, kitą kartą, jeigu neišeini į tą platesnį ratą, nu, atrodo, viskas čia gerai pas mumis. Bet tik įeik į kažkokią ten chaosinę labiau situaciją ir pamatai, ką tau iškelia, o taip tu sakai, ne? Ar besutrigerina, ar ten nori šaukti, rėkti, ar tu vis tiek išlieki toj ramybėj. O tai man dar vienas klausimas toksai, pavyzdžiui, tu valai savo kanalą, ne? Tai mums eina 7 kartas atgal, 7 į priekį. Ir kaip tu sakai, ar tu matai tą pokytį pas savo mamą, ar jisai vyksta kartu su tavimi, jinai auga kartu, ar visgi savo tos programos dar labai daug ten? Ar Ką visgi iš yra tikrųjų- kažkoks tai pokytis? Aš labiausiai vat, pastebiu turbūt ant vyro ir ant mamos. Tai vat, kad, nu, toks irgi buvo ties suvokimas, kad kai, nu, sakykime, tie žmonės, kurie, nu, nedirba, sakykime, su savim, nu, jie, va, tiesiog gyvena savo gyvenimą ir yra tarsi gerai taip, kaip jiems yra, bet tai, ką aš savo viduj pradirbinėju, ar tai išsikeliu, ar tai kažką noriu suvokti, kad tai įtakoja iš karto tos žmonės, kad jie patampa tarsi aktoriai tam, kas mano viduje vyksta. Jie tarsi patys net nesuvokia, kad jie man dabar vaidina, bet aš tai suvokiu kam. Aš ten galiu ryte atsikelti ir, pavyzdžiui, išsiųsti kokią nors nepasitenkinimą energiją. Ir aš jau matau namuose, kaip visi nepatenkinti. Vyras kabinėjasi, vaikas nepatenkintas dirzė. Ir galiu sąmoningai tiesiog paimu ir pakeičiu. Nu, tiesiog vat, eksperimentavimo būdu paimi, va tiesiog visiems išsiunti meilę. Visus priėmi, visiems leidi būti. Tiesiog atrodo apkabini su energija, visus ištirpdai. Ir visi vaikšto namuose patenkinti. Ta prasme, ant tiek tu, ką tu paskleidi erdvėj, to, ką tau reikia, tau ir duoda. Taip ir su mama, jeigu tu pas ją nueisi ir su kokia nors pretenzija ir kažkokiu pykčiu nepasitenkinimu, tai aš atgal nuo jos gausiu. Bet jeigu aš tai suvokiu, kad čia, jeigu man kažką ten atveidrudžiavo, kažkas man, nu jau norėčiau sakyti atgal kažką, bet tai palauk, čia tai apie mane. Nu gerai, aš čia susitvarkau su savim, atsakau kitokiu, tai reiškia, keičiasi ir tonas, keičiasi žodis, atsakau kitokiu, mama jau atsako vėl kitokiu tonu. Nu, ta prasme, jau matai, kad susibalansavo, nors galėjome mes ten užsisukti palei seną plokštelę ir būtų buvo kaip anksčiau, kol nepagauni. Super, dabar atėjo ta mintis, kad jau padėkokim mums visiems tiems aktoriams, kurie mus supa,
aplinkui, o ne dėl to, kad ai, čia jūs mane, žinai, skaudinat. A, kad jie mum parodo, kas yra viduj. Aš irgi per vieną tavo praktiką meditaciją, kai dariau, tai iš tikrųjų, nu, aiškiai irgi parodė, kad aš tik parodžiau, kur tavo skausmas. Viskas. Aš čia tam, kad tu suprastum, kas yra apie tave, ne? Ir tie žmonės, nu, grynai, vat, aktoriai. Taip, vienoje meditacijoje irgi aiškiai, vat, pasimatė, kad jie mums aktoriai, dėkojom jum, kad gerai atlikot savo vaidmenis ir parodėt, ką aš turėjau išmokti. Mhm. Tai va dar toks suvokimas, nu vėl čia aišku mano asmeninis suvokimas arba taip, kaip aš suvokiu, kad nes nu, mes visi taigi esam aktoriai, ne? Jeigu aš esu jau irgi aktorius, bet jeigu aš esu jau sąmoninga, nu bent jau link to einu, kiek ten sąmoningumo tai pasirodo dienos eigoj, bet esmė yra tame, kad pavyzdžiui, nors mano viduj gal net nebėra labai daug kažko, bet aš kitą žmogų galiu atspindėti. Dabar nežinau, kaip čia teisingai reikia perteikti. Nu, pavyzdžiui, jeigu tam kitam žmogui reikia pamatyti jo savo vidų, tai gali būti, kad jisai pasakys kažką man, bet aš jam atsakysiu palei tai, kas jo yra viduj. Ir jis gal norės man sakyti atgal palei tai, ką aš iškėliau jo viduj, bet aš jau suprasiu, kad nebeatspindi jisai, many to nebėra. Aš to nepriemu, bet tarsi man buvo parodė tokį, kad mes tarsi patampam tie kaip trigeriai jiems, kad jie pamatytų savo vidų. Bet mes jau nebe emocionuojam, mes jau nebepriemam jų žodžių. Bet mes esam tam, kad vat, jam ten, nu kaip į tą pūlinį, žinai, atidurti, kad išspausti tą pūlį. Nežinau, kaip čia dar vaizdžiau, žinai, parodyti. Jo. Kad tarsi, kad patampam tie atspindžiai, bet vien tam, kad parodyti. Ne tam, kad vat leidai tam žmogui, nu, o to nesakym, žmogus ten kažko nepatenkintas, nu, aišku, tu gali nekreipti dėmesį, bet čia dar, kad jis tą nepasitenkinimą gautų iš tavęs kaip tą atspindį, kad pasižiūrėtų savo vidų. Gali būti kitą kartą labai skaudžiai atrodyti, gali būti labai tas toks per ego kirsti, kaip tu čia drįsai man ar paprieštarauti ir taip man pasakyti, bet tai yra reikalinga ir vėl tu turi tam ne tai, kad tą žmogų skaudinti arba kažkaip pažeminti, ar dar kažkaip, bet kad jis susimąstytų. Tai vat gali kitą kartą reikėti ir tų išmintingų žodžių arba tos kažkokios reikiamos frazės, kad tas žmogus paskiau atsisėdęs vienas pabuvęs, kad gal jinai ten vat pasakė teisingai. Bet čia vat jau turi būti, aišku, labai išsigryninęs, neturi įsivelti vėl į tą ego žaidimą, kad tu man, aš tau ir ta prasme, čia dabar jau kažkaip sumanipuliuosiu su tavim. Čia turi būti iš to tyro ketinimo ir to sąmoningo, kad aš tiesiog atspindžiuoju tam, kad tu pažvelgtum į save. Mhm. Nes yra, kai tu pabaigi, ne? Kai tu pasakai ir jam atspindžiuoji, bet tu neįsiveli kartu į tą žaidimą, tiesiog tu išlieki, jam ten sukilo audros, bet jos ir pasibaigė tiesiog taip ir atrodo, nuėjo taip lengvai. Tiesiog vat stebi ir sakai, aš, nu, tiesiog galiu viduj sakyti, kad, nu, vat dabar pats pasižiūrėk, nu, arba kad ir tas pats žmogus pastebėtų, vat iš šono, kad kaip, kas tu, kai atsakai, kas jam ten išsikėlė, ne? O tu tiesiog stebi. Tiesiog, vat, kaip būtų kažkokios stiklinės sienos ir va tas, kas ten, tiesiog ant stiklo sienos ten taškosi ir nukrenta žemyn, net nedaina, nes tai ne apie tave. Nes ten iš to žmogaus, tai tas pūlinys, kaip sakė, kai tu spaudė, tai irgi gali apsitaškyti visur. Čia užsidedi greitai, tik apsaugą. Kol spaudė. Jo, kad nedaitų, bet paskui, žinai, vat, kai užvyja tas pūlinys, tai, žinai, žmogus irgi džiaugiasi. Tai, vat, kai jis pajaus ir pamatys iš šono, kad tas žodis, kaip jam padėjo atsiverti, gal ir padėkos, o gal ir nepadėkos, tai čia irgi neturėtų būti lūkesčio, kad čia man dabar turi kažkas kažką ten sakyti, kad tu čia man padėjai, čia tiesiog. Čia iš mano patirties dar atėjo toks prisiminimas netgi, kai tu čia healeris, o tu čia man nepadedi. Arba kaip tu taip gali elgtis? Aš taip sėdžiu galvoju, nes tau to reikia. Ir tu negali paaiškinti, nes jie nesuvokia tuo momentu. Jie pyksta tiesiog. Kaip tu taip gali elgtis? Palauk, o kaip tu gali taip elgtis? Tu gauni tai, kad tau yra veidrodžiuojama dabar, kad tu susivoktum situaciją. Bet tuo momentu tau čia toksai žiūri chaosas, pūlius tu ten spaudai,
Taip, bet prieš tai gal buvo abipusis tas spaudimas, bet kai tau vat kažkada jau paspaudė ir tu pamatėjai, jau susitvarkėjai, jau dabar belieka vienpusis spaudimas. Jo, tada ta stiklo dengės tik tai iš visų pusių. Taip, Ai, tai sakau, čia galėtum pasakoti, kiek ten visokių tų suvokimų, kiekvieną dieną turbūt jie vyksta, tiesiog sproginėja erdvėje kaip tie muilo burbuliukai pradurti, kurie ten viduj buvo vat, nu čia vėl tie spogai, ne? Bet čia tiesiog vat, su savo to suvokimu ateini ir praduri ir išskleidi. Ta nauja tarsi mintim, naujų mąstymų, nauja energija. Jo, kaip ir prieš pradedant pokalbį, kad sakiau, kad atrodo galėtum šnekėti ir šnekėti, nes iš kiekvieno žodžio va taip skleidžias tema ir vis jų daugiau. Bet gal šiandien tiesiog jau apsiribokim ties to, kiek išsipasakom, nes jeigu dar vienas klausimas, žinai, kaip prieš miegą ir sakai, nu jau viskas, eina miegot, daugiau nebekalbam. Ir tie klausimai nesustoja, žinai. Ir jau išdėliau reikia keltis. Jo, vaikystėje aš atsimenu, tai buvo, nu viskas miegam, jau daugiau nebekalbam. Ir viskas nors ten. Tai va čia irgi tom temom kalbant, atrodo, nu kiekvieną klausimą, nu dar vieną paklausi, dar vienas žodis ir toliau tęsis ta istorija kita. Teisingai. Tai gal pasiliksim dar kokį kartą pasikalbėti Jo, kažkokią temą. taip, jeigu tik jausi vedimą. Oi, nu žiūrėsim, kaip ves čia kur. Atrodo, atsiranda vienas postūmis, kaip ir tavo, ne? Viena prasiplėtė, po to jau kitas plečiasi ir kad neprisiriš prie to kažkokio. Tik taip, kaip gausis tas, koks bus vedimas, tas ir bus teisinga. Tai va, ačiū tau labai, kad sutikai pasidalinti savo istoriją šiandien. Ačiū tau, Renata. Labai džiaugiuosi, taip saugiai pati jaučiuosi, nes pirmas pokalbis, tai toks saugumas ir gėris. Labai super. Gera patirtis tada. Jo. Sakant, gera pradžia jau pusė darbo, tai linkiu tau toliau sėkmės pokalbiuose su Tik kitais dabar žmonėmis. dar toksai teisingai išsaugot, nes čia visos, žinai, tos programos, kai striginėjau. Teisingai. Jo, Dėkoju ačiū tau labai. ir visiems, kurie žiūrės. Iki. Iki.